Gražus karosas. Ho, 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 ho. Vienas kibimas. Opa! Dar vieną turiu. Kažką gero. Sietą. Pažiūrėkit. Kai karosiukas. Grožis, ane? Jūs pažiūrėkit. Labas rytas, sveiki visi žvejai ir draugai. Tai, kaip ir minėjau, atvažiavau prie ežero. Bandysiu gaudyti klasikinę dugninę meškerę. Tai būtų su signalizatoriais. Ežeras yra negilus, didžiausias gilis gal apie 2-3 metrai. Ir toksai rytas ganėtinai žvargbokas. Dabar yra balandžio 30 diena, tai pabandysiu pasidėti pusantros paros laiko ir pažvejoti. Kažko įspūdingo labai nesitikiu. Tai principe esmė yra išbandyti naują įrangą, būtų naujos meškerės, naujos rytės. Daugiau apie tai parodysiu filmuko eigoje. Ir bandysiu kažką pagauti. Kodėl pasirinkau šitą ežerą? Dėl to, kad jisai yra pirmas dalykas negilus, jame vanduo sušyla greitai tiksliau. Ir pažiūrėsim, kas iš to gausis. Aš ką darysiu iš pradžių, tai apsirenku šiukšlės, nes jų yra tikrai pašiukšlinta nemažai. Ir po biškį pradėsiu ruoštis žūklei. Tai situacija būtų tokia. Šiaip ežeras gražus, galit pasižiūrėti. Matosi prieki 2 salos. Čia yra 2 vietos, tai šiek tiek vėliau atvažiuos kolega Zigmas, tai nebus taip liūna, pasidėsim dviesi, išsikepsim vakare kažkokio šašliko ar panašiai. Principe gulto neėmiau, tai bandysiu pamiegoti, jeigu nekibs arba mašinoj, arba ant kėdės miegmaišį užsiklojęs. Man tos kaip visą laiką pilna bagažinė, visos naujienos ir viskas bus filmuko eigoje. Tai gerai, biškį reikia prasijudėti, atsigėriau kavytės ir traukiam daiktus iš mašinos. Nekantrauju.
Tai va, pirmas dalykas, ką pasiėmu į rankas, tai yra šiukšlių maišas. Ir bandom biškį apsirinkti. Kažkas tai valgė, kažkas degino, kažkas nedegino. Tokių tai pirštinių, kojinių. Biškį aplink tą vietą, kur sėdėsiu. Čia kažkoks briedas. Reikia prasirankiot. Nu jo, su šiukšliam tai visur situacija tokia pati, nebent ežeras būtų viso privatus. Nežinau, nesuprantu žmonėm, negi jiem patiem malonu tarp šiukšlių sėdėti, negi nieks neapsirenka. Gerai. Čia biškį. Po to palieku maišą ir po to nueisim. Mačiau prie vandens dar truputį yra, po to aišku, kas be ko surasiu dar. Tai biškį aptvarkysim, pagažinsim kitiem žvejam. Ir be abejo patys nepaliksim. O dabar pabiškį ruoštis toliau. Kad neklausinėtumėt koks stovas, tai iš karto pasakysiu, tai yra ProLogic firmos Strategy 4 meškerių stovas. Šiaip ganėtinai rimtas, nežinau ar dabar dar yra prekyboje, jo kaina netoli 200 eurų. Ir puikiai tinka 3 ar 4 meškeriam. Aš gaudau 3. Esu padaręs kanale apžvalgą. Čia reguliuojasi, priekis irgi reguliuojasi. Tai atitiks visom meškeriam. Kojos tikrai tvirtos, jos nėra plastikas. Galima bet kokiu kampu išsistatyti. Patogus reikalas. Mano gamybos beždžionėlės vadinamos liaudiškai. Štai tokių žmogeliukų. Norėjau kažką pasidaryti smagaus, tai pasidariau beždžionėlės. Biškį pakelia nuotaiką kartais. Ir kas be ko, signalizatoriam naudoju greitas jungtis, tai žymiai paprasčiau ir greičiau. Prisuki tik tai
Būtent šitos yra pirktos iš AliExpreso ir puikiai tarnauja. Taip, stovas kol kas paruoštas, statau šoną ir pabiškį eisim prie tų reikaliukų. Kaip jau supratot iš daiktų, tai turiu spaudą, tai yra šėrimo meškerė, tai šiek tiek šersiu. Esu pasiruošęs granulių ir dabar vienas dalykas, kol nepamiršau, tai kadangi mano signalizatoriai nuo praeitų metų nenaudoti, čia maisto namų tašė ir žvejybinė tašė. Tai yra pakraunami. Kas nematė ar negirdėjo, tai būtų ProLogic Compact signalizatoriai ir juos reikia krauti. Jie yra pakraunami magnetukais, prie kiekvieno prisisega. Visi galima krauti ir žvejybos metu, laidas visai ilgas. Tai tiesiog visus magnetukus prisegu prie kontaktų. Traukiu powerbanką, biškį palieku. Šiaip tai pasikrauna labai greitai ir laiko tikrai netrumpai, apie savaitę laiko. Mano powerbankas ir visa elektronika. O, pažiūrėkit, ką šuniukas padarė. Ir štai šitoj tašiai. Taip, powerbankas, štai čia. Tai kol ruošiuos, truputį pasikraus. Pip, pip, visi. Kraunasi, 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 kraunasi. Šaunu. Viskas, einam toliau. Tai šiek tiek apie jauką, kadangi žinau, kad šitam ežere yra karosų, tai pabandysiu pasidaryti tokį pašariuką, kuris tinka karosui. Tai naudosiu Lorpijo Magnetic serijos karosinį jauką Redworm. Jį maišysiu su BDE firmos Active Feeder. Active Feederis duoda, jeigu tinkamai yra sumaišomas, iš šėryklos sproginėja ir padaro tokį gražesnį vaizdą žuviai. Sproginėja jaukas. Tai kol kas maišysiuos 1 kilogramą dėsiu šito ir kilogramą, gal pusę kilogramo šio. Tai beriu pusę poko, žirklių nepasėmiau. Kvapas geras. Realiai
tas redwormas net nesijaučia. Tada naudosiu pusę poko VDE fiderio. Jisai toks šviesios spalvos, baltas. Yra ir juodo berods pirkti, jeigu neklystu. Kadangi jaukas gaunasi šviesus, tai aš jį šiek tiek padažysiu juodais dažais. Reikia labai nedaug. Ir iš karto pramaišau, kad susimaišytų. Kol kas jis nenutamsėja, bet kai pradėsiu pilt vandenį, tada pasidarys tamsus. Ir šiek tiek pagardinsiu labai nedaug aromiksų, tai būtų sliekas. Ir į patį jauką dėsiu džiovintų pinkų. Jas pamirkysiu šiek tiek vandenį, kad jos pataptų skęstančios ir pasidarytų tokios kaip sudžiūvusios pinkutės. Ir ant galo šiek tiek spalvotų džiūvėsėlių pasidaręs miksą esu. Tai iškart vandens prasimaišom. Ir kol kas palieku. Tegul pastovi. Jisai, kaip matot, jau nusidažė juoda spalva. Kol kas tegul pastovi, sugers vandenį ir dėsiu nedaug aromiksų. Tai dar vienas įdomus produktėlis, tai būtų Nitro firmos 4 meškerėm dėklas. Kaip matot, jį jau yra įkištas skėtis, jis irgi nenaudotas, po to gal irgi jį parodysiu. Tai kuo man šitas dėklas patiko, kad pilnai telpa 4 meškerės, į vieną skyrių 2, į kitą skyrių 2 ir turi perskirimą. Tada turi papildomai vieną kišenę kuoliukam, galūnėm ir graibšto kotui ir ilgiam kuoliukam. Tai tikrai, kaip už tokius pinigus, tai puikus dėklas. Jų yra įvairių ilgių, čia būtų 1,70 m berods, jeigu neklystu. Ir jo kaina nesiekia 100 eurų. Tai 3 kišenės šoninės, pilnai galima susidėti viską, ko reikia. Ir, kaip sakiau, po 2 meškerės iš abiejų pusių. Aišku, tos pačios firmos yra skėtis, jisai pats didžiausias, koksai tik yra Nitro firmos, tai šiek tiek išlenda, bet jeigu būtų dėklas ilgesnis, tai tikrai nebūtų problemų, nors ir man ir tai problemos nėra. Ir kadangi viduje yra naujos meškerės, tai parodysiu ir jas, su kuo šį sezoną gaudysiu. O apie dėklą tiek. Tai va, mano šių metų atsinaujinimas. Tai būtų 3 fideriai. Blankas toks įdomus yra, atrodo
kaip karpinės meškerės, tai būtų Golden Catch firmos Vertex Distance Feederis 420 ilgio. Jo užmetimas yra iki 130 gramų, tai man pilnai pakankamas. Ir norėjau išbandyti 4,20 m ilgio fideriukus. Taip pat ryte yra uždėta Nitro firmos, kaip ir šito ir skėčio, ir dėklo meškerių, ir suviniotas Katran Synapse valas 25-ukas. Ryte telpa apie 160-170 metrų 25-uko, tai yra idealus variantas feederiui, manau. Ir praktiškai užtenka vienos špulės. Kas daugiau apie kotą, kotas toks ganėtinai galingas paėmus į ranką. Ir kas be ko paminėsiu, kad ryte yra 5000 Impax super feederis. Tai yra toksai ganėtinai nemažas būgnelis. Ir visas šitas prekes, dėklą, skėtį arba kitas žvejybos prekes, meškerę, rites galite nusipirkti žūklė parduotuvėje. Bus įdėta nuoroda. Tai kam įdomu, užsukite. Padaro geras nuolaidas perkantiems. Ir pasidomėkit. Gal kažką rasit savo. Tai va, jaukas jau paruoštas. Dar gal reikės vieną kartą padrėkint. Kvapas geras. Turi tokių spalvotų detalių, tų džiovintų pinkų. Viena kita, aišku, pakyla į viršų, bet čia gerai. Ir pabandžiau įmesti į vandenį, tai labai pataikiau dugno ir jauko spalvą. Manau, bus gerai. Gražiai jisai burbuliuoja po vandeniu. Gražiai įsiskleidė. Iš karto atkreipia dėmesį fluorescenciniai džiūvėsėliai. Tai kiek čia dabar valandų turim? Dabar turim po 9-10. Eisiu, susirašinėsiu sistemėlės ir bandysiu užmetinėti. Ko nepaminėjau, tai tuojaus parodysiu. Apie šėrimą. Tai šėrimų jokios grūdinės kultūros nenaudosiu, gal tik tai šituos pirktinius kukurūzus. Manau, prie tokios temperatūros jau turėtų žuvis virškinti, o miksas būtų štai toks. Tai būtų įvairių rūšių granulės. Ir tai būtų greičiau tirpstančios, lėčiau tirpstančios ir principe visas miksas yra žuvinis. Nesakau, kad sušersiu visą šitą kibirą, bet kadangi pavasaris, tai tikrai paduosiu po vieną kitą spombą į tašką ir bandysiu sulaukti kažkokios žuvies. Tai būtų krylio granulės, halibuto, fišmylo, low oil. Jos tirpsta vandenį skirtingų greičių ir turėtų gerai vilioti žuvį. Pasiruošiau spūdinį kotą, bombinį uždėsiu raketą, spombą tiksliau. Tai būtų Prologic firmos Bomber ST, spūdas 5 LBS ir Shimano Airlex ritutė. Ant karpinio seto pas mane ryte jau yra pakeista Shimano Ultegra spūdas.
Tai šitą dabar naudoju, kai gaudau dugninę meškerę arba važiuosi į kažkokias tai varžybas kaip atsarginį. Su šituo mėtysiu granulės, kurias rodžiau. Tai va toks komplektėlis realiai į mano dugninę žūklę keliauja. Nu ir jau kaip ir susiruošimas į pabaigą, liko sistemėlės. Signalizatoriai, mačiau, visi pasikrovė, tik tai pageris dar nepasikrovė. Tai ką, pasiimu tašę ir einu rišti sistemėlių. Taip, veikia greitos jungtis, atsisuka varžtas, sustato ir prisisuka. Ir jie nieko nepadėjo. Geras dalykas tos jungtis. Tai sakau, AliExpress'e ten po kelis eurus jos. Ir signalizatoriai baisiai patinka, nes maži, kompaktiški ir priedo pakraunami. Nebereikia sukti galvos dėl kažkokių baterijų. Tai super. Tai žiūriu, kad vieną netapusiau. Štai taip. Liks apsimaut guminius, pasistatyti meškerę. Ką, biškį oras jau prašilo, jau po 9. Diena turėtų būti apie 17 šilumos. Tik tai, kaip suprantu, bus nemažas vėjas. Nu, bet nieko. Parodysiu keletą hintų su spomba. Tai niekad nenaudoju greitų jokių jungčių, tai naudoju tiesiog ant pinto valo pasidaręs kilpą. Per ją pertraukiu ir prakišu spombą. Ištraukiam ir viso. Spomba yra paruošta. Tai dabar keletas hintų. Tai padarau dar vieną kilputę, kad žvejybos gale patogiai galėčiau nuimti. Tai tiesiog už tos kilputės patraukiu ir atsirišu. Tada lengvai įsitraukia. O dar vienas hintas, jeigu dažnai atsidarinėja spomba originali, šitas mygtukas keičia pusės, galite išsiardyti, apkeisti kitą pusę ir va šitas va dantukas yra vienoj pusėje didesnis, kitoj pusėje mažesnis, nuo to priklauso, kaip lengvai jinai atsidaro. Tai čia tiem, kas nežinojo, gal kažkam padės ir pagelbės. Nu, spomba paruošta. Remiam į medį kol kas. Tai va šiaip tai turiu sistemėlių surištų, bet kadangi noriu jums parodyti, o jūs gal norėsit iš manęs įsigyti, kainas rasit video aprašyme, tai parodysiu, kaip šita sistemėlė susiriša ir ko reikia. Tai reikės tokios jungties,
Tai tiesiog vyniojam 8 kartus. Kišam atgal. Sudrėkinam būtinai. Ir užtraukiam. Все, mazgas užsitraukė. Prie žirklutės. Tada imam gerą metrą ir nusikirpam. Čia naudoju būtent tam, kad jums parodyti, būtų storas valas 0,50 mm, šiaip rišu iš 35. Ir sekantis dalykas, kai jau yra užrišta greita jungtis, yra štai toks bamperis. Bamperį veriam ir užtraukiam ant jungties. Viskas. Sekantis žingsnis yra šėrykla. Gaudant boilių visą laiką naudoju tokias šėryklas ir naudoju tik vieną kabliuką. Kabliuko pavadėlis jungsis prie šitos greitos jungties. Sekantis dalykas užvėrus šėryklą, ką reikia padaryti, tai reikia užsidėti stopmazgį, kurio šiuo metu neturiu turbūt pasiruošęs. Nepasiruošiau. Bandom paieškoti. Turiu. Stopmazgį turiu štai čia. Stopmazgį turiu štai čia. Ir užsiveriam stopmazgį. Stopmazgis reikalingas tuo metu, kai jūs norite fiksuoti šėryklą. Jeigu norite. Taigi labai storas valas, tai galima nutraukti. Užsiveriam stopmazgį. Ir kada norite, galite pasidaryti fiksuotą arba nefiksuotą, atitraukiant stopmazgį. Man asmeniškai labiau patinka fiksuota, bet pavasarį kartais, kai kibimai yra netokie aktyvūs, tai geriau kartais ir nefiksuota. Tada atstumsiu iki galo ir naudosiu kaip nefiksuota. Gale niekada nededu suktuko, dėl to, kad suktukas gali sudaužyti keramikinius žiedus ant meškerės. Tai visą laiką prijunginėju sistemėlę prie pagrindinio valo, tai būtų kilpa į kilpą. Man asmeniškai tai yra geriausias variantas, kiek ką esu bandęs. Ir štai sistemėlė jau surišta. Sekantis dalykas tai yra užsidėti kabliuką su pavadėliu. Pavadėlį naudoju gaudant boiliuku ne ilgesnį negu 10 cm. Tai vat būtent tokių sistemėlių arba inline sistemėlių galit pas mane įsigyti, o šį kartą parodžiau, kaip jinai susiriša. Dabar susimečiau meškerės, kol kas nieko nešėriau. Tai tik tai šėryklą sudėjau šitos pašarą ir tada šitą meškerę užmečiau čia iš vis netoli žolių kokius 5 metrus. Čia kokių gaunasi apie 15 metrų, dešiniausia užmečiau apie 30 metrų biškį į šoną ir vidurinę meškerę užmečiau kokių 45 metrus į priekį, taip iš akies. Dabar kol kas pažiūrėsiu, ar kažkokio judesio yra. Ir laukiu kolegos, tada nuspręsim,
kiek čia daryti šerminių taškų ir kur bandyti gaudyti. Tai pažiūrėsiu. Gal kažkas netyčia atsilieps ir maždaug susidėlios žvejybos eiga. Šiaip iš principo dugnas čia ganėtinai visur lygus, tai kažko tai ieškot labai nėra prasmės, reikia tiesiog šert ir bandyti. Tai jau signalizatorius įsijungiau, pageris kišeniai, lyg ir ant kairiausios turėjau patempimą tokį, bet grinai toks kojinis. Ką, laukiam, žiūrim. Kaip jau ir sakiau ir minėjau, tai kažkaip tai man labiau patinka bailiais gaudyti, tai iš karto principe 3 bailiukus bandau. Tai būtų česnakas Eldorado firmos 7 mm, tada Eldorado česnakas su riešutu ir vieną dėjau pabandymui plaukiantį popiką 8 mm geltoną tokį. Čia bus šokoladas su kažkuo. Geras kvapas. Tai kol kas testui šitie 3 bailiukai ir laukim. Dabar yra 10:30. Biškį daugiau negu 10:30. Ir pagalvosiu, kur čia daryti šerminius taškus. Šiukšlės, kontrabanda rūko šiukšlintai, vis pabiškį praeinu, vis atrenku, sliekų, kukurūzų dėžutės, leškutės, visą gėrio galima rasti. Na jo, su šiukšlinimu. Tai žiaurus dalykas. Kada šitą kartą išmirs, tai aš nesuprantu. Tipo atsidarai, supili į pašarą ir į krūmus įmeti. Įdomus požiūris. Nu ką, vėl pamatysiu kažkur, tai vis parinksiu. Čia. Šitie nedega, jeigu ką. Turėkit omeny šiukšlintai. Šiaip geras daiktas Fiskaro sodo krepšys, naudoju kaip šiukšliadėžę, susilanksto, mažai vietos užima. Tai va dabar 4 valandos. Atvažiavo kolega, užsimetė meškerės, 2 meškerės ant boiliuko, kaip ir aš, o su 1 meškerė gaudo ant dzikų. Tai kuo jos principe vieną po kitos kimbam, ant kibimas.
Tai va, kuom čia baigiau. Buvo kibimas, bet nepasikirto. Tai va, vienu žodžiu, Zigmas turėjo ant bailiuko vieną rimtesnį kibimą, ant dziko kimba kojos pastoviai. Vienu žodžiu, galima pasportuoti, tikrai kojos jau atsigavusios, o dėl rimtesnės žuvies kol kas judesio jokio. Bet vis po vieną spombą paduodam į tašką šeriminį ir bandom sulaukti kažko tai rimtesnio. Jeigu kažkas tai ir užkibtų, tai būtinai parodysim. Dėja, turiu kibimą gražų ant boilio. Ir netikėtas laimikis. Gražus karosas. Ho, 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 ho. Zigmai, padėk kažkur, tai? Priminiok biškį. Va čia tai bomba. Tai jūs pažiūrėkit, kokia keptuvė. Ta prasme, nėra iš didžiausių, bet pažiūrėkit, koks apvalus. Super kibimas. Nesitikėjau tokio atsidarimo. Turėjau dar daugiau kibimų, bet neišėjo pakirst, o dabar štai tokį gražuolį kirtau. Iškart po manęs gali būti, kad užėjo. Paimkim sietelį. Kažkas nedarykim gėdos ir neimkim susiet. Karšiukas mažas. Vėl Zigmui. Dėl visako. Ir vėl plakis. Karšiukas. Plakis. Ne, plakis. Ne, karšiukas mažas. Vienas kibimas. Opa! Dar vieną turiu. Kažką gero. Sietą. Nepraėjo 5 minutės. Opa, juda ežeriukas su... Nebus labai kosminis, bet netoli kilogramo. Karšis. Ežeras. Atsiminkit, gaudom, ne kažkokiam tvenkiny. Juodas jau, normalus. Juoduliukas. Pusė 9 vakaro ir apart tų 2 žuvų, vieno karšio ir vieno geltono karoso, daugiau kol kas pagaut nieko nepavyko. Bet visa naktis prieš akis, tik tai yra vienas minusas.
Susirengiau praktiškai visus rūbus, kokius turėjau, nes šiaip ganėtinai yra vėsu. Gal būtų šiaip ir normaliai, bet žiauriai didelis vėjas. Tai vienu žodžiu, nežinau, dirbu, permetinėju ir laukiu kibimo. spaudė. Opa. Geras yra. Įjungiu. Viršum praėjo, eik į dešinę. Nemanau.
karpis. Mažas. Žinok, kaba ant mano šito. Pala, netrauk. Opa. Pasirodė, kad karpis mažas. Karosas. Ohohohoho. Koksai gerulis. Pažiūrėkit, chebrytė. Pažiūrėkit. Kai karosiukas. Grožis, a ne? Nu dabar tai... Čia karosai eina. Čia gerulis. Sezono atidarimas. Karosų. Sezono atidarimas puikus. Dar kartą. Kadrą. O, pelekas užsikabino. Sorry. Net nepaimu į ranką. Jūs pažiūrėkit, draugai. Bučiuoklė parodyk. Juoda. Nu tokia patamsėjus. Pašaras nudažęs lupą. O, vynioja išrytas, bus karpis. Gerai, aš ruošiuosi. Dzin, ištrauksi ir su juo. Tu eik gilin geriau, kad tau eik ten į žolės priekį. Kiek gali. Po biškį pampuok. Svarbiausia neįleisti. Stabdis biškį per daug primirštas. Eik link mano meškerių, jeigu ką. Klausimas, ar įsemsim, jeigu ištrauksi. Po biškį. Traukiasi. Neik, šitą Zigmai, neik toliau. Po biškį. Kaip įeis, taip išeis. Gerai. Viskas normaliai, eina po biškį. Eina, viskas normaliai. Zigmai, lenk meškerį, va taip va, po dešinę pusę. Va taip va, trauk. Pompuok į dešinę pusę visą laiką. Gerai. Tai jis ir nebuvo įėjęs. Jau. Ant boilio. Nu tai karpis bus, nu kas. Arūnai, šitą... Va taip va. Teisingai, gerai. Užpaisiu į priekį.
Man reikia pamatyti jį. Nu, dar biški. Kelk aukštyn truputį. Gražus. Neforsuok labai, atitrūks. Jeigu nori eiti, tegul eina. Po biški. Po biški eina. Jo, tegul ima. Gerai, tegul ima. Tuo jis pavargs ir pareis. Svarbiausia, kad Gerai. Dar biški. Dar. Biški. Netilps įsėt. Netelpa įsėt. Gerai, bandyk dar, po biškį. Jeigu eina, duok jam eit. Po biškį, vėl, atgal. Pala, kur valas? Gerai. Eina link manęs. Duok eiti, jeigu eina, duok eiti. Tai matai, ne karpinė meškerė ir valas ne karpinis, tai žinai. Duok man valą. Iš lėto vėl varyk. Aš tiesiog prilaikau, kad matai, kad pats jausčiau kur. Karpis. Jūs pažiūrėkit. Grožis keliauja namo. Tikrai nesitikėjom tokio laimikio. Bet yra kaip yra. Biški gilint ir už uodegos jį patampyk pirmin atgal. Taip pastatęs stačiai. O tai jam ir gilio biški trūksta. Jau. Dar super jausmas. Super jausmas. Emocijos achujienos. Kad ir ne aš pagavau, pagavo Zigmas, bet pasaka. Pasaka, kad
Viskas, žvejyba įvyko kapitališkai. Opa. Dar vienas kibimas, bet aišku ne karpinis arba nedidukas. Bus karosas. Opa, dar vienas karosas. Prašom. Čia su karpiu aišku nepalyginsi, bet veiksmas vyksta. Ant geltono boilio. Štai toks. Metam į sietą. Nufilmuot nespėjau, bet dar vieną žuvytę, nedidelis karšiukas. Šitas keliauja atgal. Tegul auga. Prikėlė ir opa. Yra. Ne. Aha. Ten eina. Tai bus karosas. Ten. O matai? Va. Gal ne karosas. Nu, ką tu, kokie karosai kimba. Nieks negalėjo tuo patikėti. Opa. Dar viena petelnytė. Gražus. Super. Netoli kilogramų. Į sietą. Geras, netoli kilo irgi. Labas rytas. Jau turbūt iš aprangos matosi koks orelis. Tai galim nueiti iki vandens ir pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Čia nelabai jaučiasi vėjo, bet esmė tokia, kad naktį pagavau dar porą karšiukų, ne per didžiausių. Iš vis ištraukiau berods 5 karosus ir vienas papuolė bonusinis, toks apie 1,5 kilogramo. Žodžiu, važiuojant namo tikrai parodysiu ir naktį kažkaip net nesiryžau filmuoti, nes vėjas didelis, tik tai išlipu ir bėgu traukti. O dabar vėl užsidėjau kamerą, tai jeigu ryte vėl bus kibimų, jūs tai pamatysit. O aš bandau pasišildyti šiek tiek. O Zigmui iš principo tai daugiau kibimų nebuvo apart ištraukto karpio. Tai matyt, pašaras daug įtakos davė būtent karosui, nes bando ir tokius pačius bailiukus, bet jam nekimba. Nu, gal dar šiek tiek įtakos turi ir taškas. Tai gerai, dedu vėl šitą kamerą į mašiną, kad nesulytų ir nesugestų, ir pasilieku ant krūtinės action.
ką, dabar yra 7:30 ryto ir nusprendėm, kad reikia baigti žvejybą dėl to, kad pasikeitė vėjas ir nuo 5 ryto nei vieno kibimo. Ir be to šalta, kaip atidarimui, kaip sakėm, su Zigmu čia per akis. Taigi galim pasižiūrėti laimikį. Tai būtų pirmas karosiukas. Tai tokio dydžio. Keliauja namo. Antras karosas. Štai toks. Irgi šiek tiek gal didesnis. Traukiam trečią. Trečias karosas šiek tiek didesnis, jau bus gero kilogramo. Ketvirtas karosas irgi gerulis. Irgi tikrai bus virš kilogramo. Penktas gražuolis apvalus toksai. Ir vienas karšis, netoli kilogramų. Gražios žuvės. Atidarimas. O! Norma sugaudyta. Karpis paleistas. Tai ką? Chebra. Draugai, žvejai ir panašiai, dėkui, kad žiūrėjot, spaudžiam laiką, subscribe ir manau, neužilgo susitiksim kitame video. Iki.